Sveiki, tai aš esu Goda Paskalė ir čia yra Mokinkis kanalas. Auginame visuomenę per kokybišką švietimą. Šios dienos mano tema yra, kodėl taip sunku pradėti geriau mokytis. Aš atradau 3 labai svarbias priežastis. Pirma, tai yra vaikai tiek praranda pasitikėjimą savimi, kad pati matematikos pamoka tampa kaip psichologinė trauma. Gaudavai blogus pažymius, berašant kontrolinį, tu prisimindavai, kad kažko nedadarei, liko 1 minutė, nespėjai, atiduodant kontrolinį, paaiškėjo, kad net ne tą darai. Visi vaiko buvo prisiminimai ir potyriai toje klasėje yra neigiami. Reiškia, tu visą prisimeni, kaip čia tau nesisekė, buvo sunku, tai yra lyg koks tamsus skydas, kuris dengia mokinį ir jis nieko negali matyti. Ir net tada, kai vaikas lanko papildomas matematikos pamokas pas matematikos mokytoją, ir kai jau sako, mama, jau tikrai geriau ir suprantu ir gaudausi, tikrai faina. Ir nepaisant to, pažymiuose vis dar to nesimato. Ir visa šita situacija yra kaip angliškai PTSD sutrikimas, Post Traumatic Stress Disorder. Tai pavyzdžiui, įsivaizduokite kokioje erdvėje, kurioje jūs kažkada apvogė arba ten primušė, kažkokį labai baisų nutikimą. Tai jūs visą gyvenimą eisite pro tą erdvę ir prisiminsite ir jūs man tikriausiai net adresą galėtumėte tos vietos pasakyti tiksliai. Arba labai kitas geras pavyzdys yra su autoavarijomis. Jeigu jūs esate patekę nors kartą į kokią nors automobilio avariją, tai jūs tikrai tą vietą atsiminsite labai gerai. Nes ten įvyko trauma, ten įvyko nuoskauda. Arba nuėjus ten jūs vėl užpultų stresas. Ir bet kuriuo atveju tai labai giliai įsirėžia į atmintį ir automatiškai ta patirtis išlieka ilgai. Dėl to, kuo daugiau metų šitas įvykis kartojasi ir vyksta tas nesėkmingos matematikos toks įrašymas, tai paskui tuo sunkiau yra susigrąžinti vaikui tą pasitikėjimą. Tarkime, vaikas yra 9-okas. Tai va dabar turiu tokį atvejį, iš tiesų mergaitė 2023 metų pavasarį jai grėsė būti neperkelta į kitą klasę. Tai jinai, reiškia, buvo tuo metu 9-okė ir turėjo būti perkelta į 10 ir tiesiog jai sakė, kad jos neperkels. Ir tikrai sunku jai buvo, nes tų spragų buvo labai daug ir mes daug dirbdavom, bet ji tikrai ne iš tų vaikų, kur klystkeliais nuėjo, ten rūkom, geriam ir ten taip toliau. Tai tikrai to nebuvo. Jai tiesiog nuoširdžiai neišeidavo ir kažkaip tiesiog ima ir neparašo. Ir mokomės ir atrodo, suprast pradeda, o dveja tai kaip eina, kaip ėja. 16, 12, 20 pamoka čia, žodžiu, kaip ta mašina, kur pelkė įstrigusi, pati nebevažiuoja ir tada tiesiog tu turi paimti lyną, trauk, nevažiuoja, ištrauki iš miško, ištrauki iš pelkės, ištrauki iš pievos ir nuo pievos užvilkiant magistralės, iš paskutiniųjų ir tik tada kažkas pradeda po trupučiuką važiuoti. Ir pakeliu yra vaikui labai lengva pasiduoti. Aš, pavyzdžiui, su ta mergaitė, tai praktiškai kiekvieną pamoką laukdavau, kad jinai man pasakys, tai čia jau paskutinė pamoka arba, žodžiu, po šitos pamokos daugiau niekada nebeteis. Dėl to, kad aš puikiai suprantu, kad, tu turi realiai save mobilizuoti, tu turi taip susikaupti, čia turi būti, kokia valia, čia žmogus turi, geležinę valią realiai turėti. Tai dėl to ir sakau tėvams susilaik patarimus, kad negaiškit laiko, domėkitės, kas vyksta su vaiko mokslais, kad nebūtų toje klasėje ten 4 metus, kur nesiseka matematika, ar ten 5 ar net 6 metus, vien blogos emocijos, tada dar neduok dieve, ten kokios nors patyčios yra, ir tada iš vis šakės, tu ten nemokinės tą matematiką, ne matematikoje bėda, ne tik joje, ar ne? Nėra ko tikėtis, kad po tokios traumos, labai lėtai viskas gerėja. Dabar antra priežastis, tai yra traukinio vijimasis ir tam tikras gazo kiekis reikalingas, kad pasivyti tą traukinį. Tai kai yra daug spragų ir daug vaikas nežino visko, tai vaizdas yra, kaip koks traukinys ir vaikas paskui tą traukinį bando jį vis vytis. Ir jisai vejasi, o traukinys toliau į priekį ir vyksta vijimasis. Ir pradedant buvo labai didelis atstumas, o besimokant jis šiek tiek sumažėjo. Bet truputį pagerėjus, vėl vaikas numeta tą mokymąsi, nepasiekus to persilaužimo taško. Ir kartais tai padaroma, nes ir vaikas pats pavargsta, nes pritrūksta motyvacijos, bet visgi traukinį prisivyti yra reikalų. Mokymosi traukinys mokykloje vis dar važiuoja. Tai tu net negali važiuoti vienodu greičiu kaip traukinys, nes nespėsi pasivyti. Tu turi važiuoti ten 2, 3 greičiau negu traukinys, kad tą atstumą mažintum. Ir tada, kai priartėjai, tu turi dar duoti gazo.
Ir dėl to, pavyzdžiui, kartais vaikai lanko papildomas pamokas vasarą. Būna, kas gauna pataisas ir neturi pasirinkimo, bet yra kas ir patys arba su tėvų pagalba pajaučia, kad reikalai prasti ir laukti nėra čia ko. Ir tiesiog reali priežastis vasaros mokymas yra ta, kad tiesiog yra paprasčiau pasivyti traukinį, kuris tuo metu stovi. Nes kai mokykloje vyksta pamokas, tai mokyklos mokytojas, jis, kaip aš sakau, kvėpuoja nugarą ir stumia vis naują temą, vis kontrolinį, vis kažką galbūt praleidžia iš knygos, tada įma naują temą, biškė panalizuoja, per daug nesigilina, eina toliau ir va taip, žodžiu, lekia paviršium. Ir dar naujų paviršium, ne? Ir kol traukinys stovi, tai tu gali pilnai susiremontuoti neturėdamas to pušo iš nugaros. Ir turėtų gražiai subetonuoti viską. Ir tada tu, tarkim, ateini rugsėjį arba po atostogų ir tu pats jauti, kad jau situacija daug geresnė. Tai dar šiek tiek grįžtant apie traukinio vijimąsi. Esminis dalykas yra, kad tu kai vėjėsi, tai va, tu turi mažinti tą atstumą. Bet kai esi prie pat, reikia dar pagazuoti, kad pralenk tą traukinį. Ir tik tada galima toliau važiuoti tokiu pačiu kaip traukinio greičiu arba vos lėčiau pagal situaciją. Aš tai vadinu lūžio tašku. Tai va šitas momentas yra labai svarbus ir jis labai sunkus. Tam reikia labai stiprios valios ir turėti kažkokį neįsivaizduoti. Tiesiog spyrį iš šoną, kuris tave iš vidaus varytų, kad tu tokiai labai sunkiai daliai pasiryštum ir išvežtum iki galo. Na, o dabar prieš man tęsiant temą toliau, noriu jūsų paprašyti palaikinti mano kanalą ir prenumeruoti paspaudžiant varpelį. Taip pat dešinėje pusėje, kur yra 3 taškiukai, galite paspausti Thanks ir sumokėti sumą, kurią manote, kad gavote iš mano šiame video išsakytų minčių kažkokios tai naudos, ar ne? Ir pas mane prašymo pačioje taip pat yra linkas su galimybė užsirašyti į konsultaciją pas mane. Na ką, judėkime prie trečio klausimo, trečios priežasties. Tai trečia priežastis yra tai, kad reikia daryti 2 darbus vienu metu ir tai yra labai sudėtinga. Visi eina naują medžiagą, o tu turi spragų ir turi užlapinėti seną. Iš praeitų ar užpraeitų metų vienų daugiau spragų, kitų mažiau turi ir jas reikia lopyti, o dar einate naują temą mokykloje ir ją reikia sekti. Tai čia kaip bandyti važiuoti viena koja riedučiu, kuris rieda ir faina ir viskas, o kita vis dar pėsti eini, klibinkščiuodamas ir bandai naują temą gaudyti ir bandyti suprasti, bet nežinojimas senų temų tave stabdo. Tu negali pilnai suremontuoti anų temų, nes tu vis dar prie šitų einamų, kur mokykloje eina, turi grįžti ir vis bandyti čia irgi susigaudyti. Ir tada tas mėtymasis toks neišvengiamasis ir mėtymasis ilgą laiką, jis net neša tokių gerų rezultatų. Ir tada tokie vaikai atėję pas matematikos mokytoją ar korepetitorę remontuotis dažnai sako, norėčiau tiesiog namų darbus padaryti. Bet čia ir yra problema, kad jeigu tu darysi tik namų darbus, tai tu nesusiremontuosi normaliai ir čia bus toks, apgydymas, ar ne? O net ir namų darbus darant, tu visko nespėjai net ir tik su namų darbais. Ir gaunasi, kad daugumą temų praeinama tokiu paviršiumi, normaliai neužtvirtindami. Tas namų darbų darimas, jisai padeda šiek tiek tam tokiam rytojui prasistumimui. Bet jis yra short term dalykas, ar ne? Nėra nei vienos tavo pamokos dalies, kuri dirba tam long term, ilgajam terminui, kur tu ilgalaikiai remontuoji pamatinės temas giliai, kad suvokti, kaip kas vyksta. Nes tos pamatinės temos praktiškai ant jų stovi visas gimnazinių klasių kursas matematikos. Tai kaip pavyzdys, aš, pavyzdžiui, 8-okams visada pačias pamatinės temas remontuoju. Pavyzdžiui, žodinių uždavinių sprendimą susidarant lygti. Tai sudėtinga ir sunki tema. Ir jeigu tu turi 7-oką, kuris, kaip sakau, 7-oko lygio 8-oką, kuris lygčių sprendimo 7-os klasės neturi, nesupranta, tai tada labai sunku, nes sako, ne, mokytoja, man reikia žodinių uždavinių sprendimo, nes man rytoj kontras, mokom šitą, mokytoja, paaiškinkit šitą. Gerai, ir bandai tu tą žodį neaiškinti, rodyti, kaip tą lygtį susidaryti, kaip galvot, kad ta lygtis tau išeitų, tada, žodžiu, ir kažkaip būna, kad tu jas ten, šiaip ne taip, žodžiu, susidarai, toliau vaikas lygties nebeišsprendžia, tai reikia lygtį sutvarkyti. Ir arba labai prastai, pavyzdžiui, gali suprasti, kadangi jis nežino, kas ta lygtis, tai jis tada jam iš pat pradžių, kai aiškini, labai sunkiai susivokia, kaip tą lygtį apskritai susidaryti. Arba ten, pavyzdžiui, aiškini vyresniokui kažkokias funkcijas, ten, sakykime, 9-okui aiškini funkcijas, arba kokiam 10-okui, kuris jau ten prigrybavęs paskutinius porą metų. Ir paaiškini kažkaip tą funkciją, bet jis nemoka lygčių pertvarkymo ir jis negali toliau spręsti tos funkcijos.
nemoka ten diskriminanto, negali ten tų kirtimosi taškų nustatyti. Ir automatiškai, kai jis tą gauna funkciją, tai jis 9 klasės, tarkim, dalį padaro, o jis įstringa ant 8 klasės. Ir uždavinio gale, kontrolinio gale, tai jis gauna 0 už tą, nesvarbu, kad jisai pusę padarė. Ir ten būna, kad ir nustato tiesinė, kvadratinė, ten funkcija didėja, mažėja, simetriškumas, nustato, o toliau viskas. Ir nebegali padaryti. Ir tada atrodo su to vaiku ir dirbi, ir mokiniesi, o kai ateina kontrolinis, vis dar gauna blogą pažymį. Tai vat, dar jeigu koks mokytojas grįžtesnis mokykla, tai vat irgi turi tą dalyką, kur nevertina tavo dalinio progreso, o mato, kad atsakymas to uždavinio blogas, ir gauna 0 ties to uždavinio, ar ne? Ir nieks nevertina tavo progresų. Nieks nežiūri, kad tu praeito kontrolinį gal tu išvis nesugebėjai išvis nieko padaryti, tuščią palikai, o dabar sugebėjai bent pertvarkyti lygtį, arba sugebėjai bent funkciją pavadinti, taškus susirasti, ar ne? Taigi geriausia dirbti yra arba kai traukinys stovi, tai yra vasaros atostogos, rudens, žiemos atostogos. Dažniausiai, kaip taisyklė, vaikai, kuriems labiausiai reikia pasivyti, kai yra proga, jie mažiausiai nori dirbti per atostogas. Čia jau yra visiška tradicija. Tai ir aišku, tiems, kuriems pavyksta prisiversti ir jie stengiasi ir jiems gerokai greičiau ir efektyviau gaunasi išmokti, tai jie tada labai džiaugiasi ir būna labai faina. Tai ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų.